Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 102 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Jungtinių Amerikos valstijų pilietinį karą 1861–1865 metais. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie pilietinio karo padarinius. Taigi po pilietinio karo šiauriečių pergalę aptemdė Linkolno žūtis. 1865 metais balandžio 14 dieną Vašingtono Fordo teatro ložėje, įpykęs dėl Pietinių valstijų pralaimėjimo, aktorius Džonas Būtas nušovė Linkolną. Po prezidento žūties naujuoju JAV prezidentu tapo viceprezidentas Johnsonas. JAV pilietinis karas sukrėtė visuomenę ir turėjo ilgalaikių pasekmių. Pilietinėme kare dalyvavo 2,5 milijono žmonių. Šiaurinės valstijos kare prarado 360 tūkstančių, o pietinės 260 tūkstančių žmonių. Pilietinėme kare ypač nukentėjo pietinės valstijos. Čia buvo sugriauta daug miestų, geležinkelių, fabrikų, nuniokota dirbama žemė. Sunki padėtis buvo ir šiaurinėse valstijose. Tačiau šalyje vykstant pramonės perversmui ir plečiantis gamybai, šiaurinių valstijų ekonominiai sunkumai buvo greitai įveikti. Atleisti iš darbo darbininkai ir karo veteranai vėl greitai įsidarbino. Pietinėse valstijose ekonominės ir politinės problemos buvo sprendžiamos daug sunkiau negu šiaurėje. Apie rekonstrukciją. 1865 metais JAV kongresas patvirtino 13-ąją konstitucijos pataisą dėl vergijos panaikinimo. Laisvais piliečiais tapo 4 milijonai juodaodžių. Netrukus buvo pradėta vykdyti dar Linkolno numatyta pietų rekonstrukcijos programa. Ši programa turėjo pertvarkyti pietines JAV valstijas ir vėl jas įjungti į sąjungą. Po pilietinio karo į pietines valstijas buvo įvesta federacinė kariuomenė, o jas valdė prezidento paskirti gubernatoriai. 1867 metais pietuose įvyko rinkimai į valstijų konventus, kurių rinkimuose dalyvavo ir juodaodžiai. Naujai išrinkti konventai panaikino pietinių valstijų atsiskyrimo nuo sąjungos aktus. 1868 metais Kongresas patvirtino 14-ąją konstitucijos pataisą, kuri suteikė juodaodžiams pilietinės teisės, o 1870 metais Kongresas patvirtino ir 15-ąją konstitucijos pataisą, juodaodžiams suteikusią rinkimų teisę. Prasidėjus rekonstrukcijai į pietus iš šiaurinių valstijų plūstelėjo daug lengvo pelno ieškotojų. Vieni iš jų supirkinėjo žemes ir turtėjo spekuliuodami, kiti siekė politinės karjeros. Prezidento Granto valdymo metais šalyje suklestėjo korupcija ir piktnaudžiavimas valdžia, kuris ypač pasireiškė pietuose. Daugelis rekonstrukcijos šalininkų nusivylė respublikonų politika. Baltieji, pasinaudoję rasiniais prietarais,
pradėjo stumti juodaodžius iš politinio gyvenimo. Juodaodžiai buvo bauginami, gąsdinami, jiems buvo trukdoma balsuoti. Kadangi fermeriai bijojo juodųjų konkurencijos, plantatoriams pavyko atitraukti vargingus baltuosius fermerius nuo juodaodžių. Taip demokratų partijos atstovai vėl įsitvirtino vietiniuose valdžios organuose. 1877 metais po ginčytinų prezidento rinkimų respublikonai, susitarę su demokratais, kad jų kandidatas būtų pripažintas prezidentu, pažadėjo tais pačiais metais iš pietų išvesti federacinę kariuomenę. Ją išvedus, rekonstrukcija baigėsi. Baltieji priėmė segregacinius įstatymus, kurie juodaodžius atskyrė nuo baltųjų visuomenės. Juodaodžiams buvo draudžiama lankytis daugelyje viešų vietų. Jie negalėjo laisvai eiti į parkus, viešbučius, restoranus, teatrus, geležinkelio vagonus. Daliai iš jų buvo atimta teisė balsuoti. Po pilietinio karo juodaodžiai gavo laisvę, tačiau nelygybę. Kovojant už lygias teisės visuomenėje, jų laukia ilgas kelias, kuris tęsiasi iki 20 amžiaus vidurio. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie pilietinio karo padarinius. Kurios valstijos, tai yra šiaurės ar pietų, po karo ekonomiškai atsigavo greičiau? Kaip manote, kodėl? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie rekonstrukciją. Kokią reikšmę juodųjų gyventojų teisėms turėjo 13, 14 ir 15 konstitucijos pataisos? Kodėl šiauriečiams nepavyko iki galo įgyvendinti rekonstrukcijos pietuose? Kodėl JAV ir po pilietinio karo išliko nevienodos juodaodžių ir baltųjų teisės? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.